Mūsų su tavimi istorija prasidėjo dar prieš man atsirandant. Manęs dar nebuvo, o tu manęs jau laukiai. Turbūt laukiai taip, kad daugiau nieko ir niekada nelaukiai per visą gyvenimą. Ir tu mylėjai mane visą širdimi, prispausdama sausį prie mamos pilvo. Aš tiksliai žinau, kad kai aš pirmą kartą kažką šaukiau šiam pasauliui, tu pravirkai iš laimės. Mama pasakojo man, kad tu norėdamas paskelbti naujieną visam pasauliui blaškeisi po artimųjų kiemus, o nieko neradęs, žinia, kad gimė dukra išraižiai žemėje. Nuo vaikystės aš pamenu tavo stiprias rankas, laikančias mane virš lovytės, arba kai tu mėtydavai mane, šaukiančią iš baimės ir nuostabos, iki pat dangaus. Aš visada žinojau, kad tu mane pagausi. Būtent tu buvai pats kantriausias ir atidžiausias iš visų mano mokytojų. Būtent tu mane išmokai mylėti ir pažinti šį pasaulį. Tu visuomet žinojai, kaip manimi rūpintis. Na, kaip žinojai, stengiaisi. Pameni pačią 1 rugsėjo 1, su kaspinais ir rožių puokštele. Per moksleivių rikiuotę tu buvai labai išdidus ir juokingas. Tarsi tu eitum į 1 klasę, o ne aš. Lygiai taip nekantravai ir tapdamas 2 kartą tėčiu, tik tai būtų buvę 1 kartą. Turbūt pameni, kaip tą žinią priėmiau aš, šūkaudama ir bėgiodama po namus iš džiaugsmo, kad turėsiu sesę. O vėlyvieji sekmadienio pusryčiai man visada kvepės tavo kepamais blynais. Tu visuomet džiaugiesi mūsų sėkmėmis ir darai viską, kad mes galėtumėm tavimi didžiuotis. Ir mes didžiuojamės tavimi, nes tu mokai padaryti mūsų mamą laimingą. Tu išmokai mus gerbti ne tik savo gyvenimą, bet ir kitų gyvenimus. Tavo pamokos amžiams išliks mūsų atminty. Žinai, man kartais trūkdavo tavęs ir tavo žodžių. Aš žinau, kad tu daug dirbi, tačiau aš žinau, kad tu tai darai dėl mūsų. Tu gerbi mano pasirinkimą. Kažkur girdėjau, kad gyvenime savo žmogaus ieškoma panašaus į tėtį. Ir žinai, aš džiaugiuosi, kad mano vyras bus panašus į tave, tėtį. Aš viską pamenu. Mes visą tai pamenam, tėvelį. Mūsų tėvas, mūsų tėtis. Jis supras, jis visuomet palaikys, kad ir kas nutiktų. Jis galia, jis atrama. Tiesiog todėl, kad jis tėtis. Jis mūsų angelas sargas. Jis mūsų tvirtovė. Kiekvienam žmogui reikalingas tėtis. Tėtis, o ne žodis. Ir žinai, jei manęs paklaus, kieno tėtis geriausias pasaulyje, aš atsakysiu mano. Būtent dėl to, kad tu ir esi mano. Mes esam savo tėčio patriotės.